Jų lyderių jau nebėra, kita grupė taip pat, o kita banga beveik visiškai pasitraukė. Dabar niekas nebenori būti lyderiu. Mes išgyvename sunkumus, norime su jais pasikalbėti, bet šiuo metu nėra su kuo kalbėtis. Ir žinai ką, mums tikrai patinka. Norėčiau pasakyti, kad Irane mums sekasi puikiai. Skirtumas tarp mūsų ir jų yra tas, kad prieš 2 savaitės jie turėjo laivyną, o dabar jie jo nebeturi. Viskas jūros dugne. 58 laivai nuskandinti per 2 dienas, o mūsų laivynas geriausias pasaulyje. Nėra su ko lyginti, bet mums sekasi gerai. Mes neleisime branduoliniams ginklams atsirasti, jei jie juos turėtų, jei juos panaudotų. Mes neleisime tam įvykti. Tai jau seniai turėjo būti padaryta kitų prezidentų. Man didelė garbė būti čia. Ir tai yra smagu. Už manęs stovi puikūs atletai, treneriai, vadovai, nuostabūs žmonės ir puikus viršininkas. Sveiki, ponė. Mes paskiriame tik geriausius žmonės būti šių mokyklų viršininkais, nes nenorime, kad jie turėtų ką nors, kuo nesididžiuoja. Mes pasirenkame geriausius. Jie nuostabūs. Antrus metus iš eilės man garbė įteikti vyriausiojo vado trofėjų kariniam jūrų laivynui. Midshipmenų futbolo komanda laimėjo 11 rungtynių ir 2 pralaimėjo prieš stipriausias komandas. Anksčiau maniau, kad kariuomenės tarnybos žaidžia silpnai, bet jie susiduria su stipriais varžovais ir laimi. Šie žaidėjai turėjo įspūdingą sezoną jūrų laivyno istorijoje ir sporte, todėl sveikinu midshipmenus. Sutikau juos užkulisiuose, jie puikūs. Ačiū ir sveikinu. Kai paminėjau, ką tik sunaikintą laivyną, sakiau, geri, puikūs laivai. Tada klausiau, kodėl jų patys neišsaugojame. Mes galėjome juos naudoti, bet jie nežinojo kaip. Tiesa, generolė. Jie tikrai nesuprato, kaip naudoti. Tačiau noriu pripažinti nuostabų karinio jūrų laivyno sporto direktoriaus Maiklo Kelio darbą. Nuoširdžiai dėkoju visiems, plojimai. Jis tikrai atrodo kaip kelis, jis yra kelis. O vyriausiasis treneris Brianas Newberis, puikus treneris, plojimai. Jis pasiekė 2. geriausią trenerio startą mokyklos istorijoje. O kas pirmas? Pirmasis labai geras. Turbūt tai buvo Rodžerio Staubacho metai arba kažkas panašaus. Aš mačiau Rodžerį Staubachą. Jis buvo neįtikėtinas. Jis buvo toks, kaip jau minėjau, nors kai kuriems tai nepatiko. Tai buvo lyg vyras žaistų su vaikais ir beveik vienas laimėdavo. Tai buvo neįtikėtina. Dėkoju superintendentui, generolui leitenantui Michael Borgui Šultei, išskirtiniam jūrų laivyno gynėjai. Džiaugiamės, kad su mumis yra sekretorius Pitas Haigas, kuris sakė, dabar nežinau ar iš čia, nes daviau jam galimybę likti situacijų kambaryje arba ateiti čia į viršų. Manau, jis turi 2 puikius sūnus, Buną ir Jacksoną. Jūs abu vyrai, o jūsų tėvui liepiau likti situacijų kambaryje. Mes neturime su tuo problemų. Tiesa? Manau, kad taip. Ar ne, treneri? Treneri, manau, kad jums viskas gerai. Bunai ir Jacksonai. Galbūt vieną dieną būsite komandoje. Karinis jūrų laivynas. Sausumos kariuomenė ar oro pajėgos. Pasirinkite jūrų laivyną. Tiesiog pasakykite jūrų laivynas, gerai? Nenoriu, kad jie susidurtų su problemomis. Jūsų tėtis puikiai dirba. Taip pat ir Jungtinių štabų vadų komiteto pirmininkas Denas Keinas. Denas nuostabus. Jį pasirinkau, nes man sakė, kad nugalėti ISIS prireiks 5 metų. Televizijos generolų teigimu, generolai labai skiriasi nuo trenerių. Kaip ir visur, ponė. 5 metai. Ir aš nuvykau į Iraką, nes nesupratau, ką reiškia 5 metai. Ten susipažinau su generolu Denu Keinu ir paklausiau jo vardo. Razinos, ponė? Paklausiau. Kas ta Razina? Tai tik mano pravardė. O kokia jūsų pavardė? Jūs Razina Keinas, myliu jūs. Jūs tas, kurio ieškau. Paaiškėjo, kad tai teisinga. Tada man sakė, kad ISIS įveikti prireiks 4-5 metų. O dabar esu Irake.
Nusileidžiu, sutinku kelis generolus. Jis buvo vadas. Paklausiau, kiek laiko jums reikia nugalėti ISIS? Jis atsakė, 4 savaitės, ponia. Aš nustebau, 4 savaitės? Jie sakė 4 ar net 5 metai. Jis pasakė, na kaip jie nori, ponia, jie čia vadovauja. Aš čia tik trumpai, bet jūs per 4 savaitės spėsite ir dar laiko liks. Tai turbūt juokas. Jis sakė, kad viską išgyvenome. Niekam čia netrodė nuobodu. Jūs norėsite išgirsti visas detalės, bet galiausiai pasakiau, leiskite man grįžti. Išeidamas nusileidau laiptais, po ilgos kovos išjungiau lėktuvo šviesas, kad mūsų nepastebėtų priešas, nors išleidome $trilijonus. Nusileidus jis paklausė, ponia, norite pailsėti prieš susitikimą? Atsakiau, kad nereikia. Mano vardas ne Bidenas, nenoriu ir nesiruošiu ilsėtis. Turėjome puikius susitikimus, po to grįžau į lėktuvą. Aš paklausiau, generolė, jūs sakote 4 savaitės, dar liks laiko? Jis sakė, paskambinsiu pirmadienį, kai grįšiu, o aš jam paskambinau ir paklausiau, ar vis dar taip manote, generolė? Jis pasakė, taip, ponia, ir aš leidau jam tai padaryti. Per mažiau nei 4 savaitės jis nugalėjo ISIS, neįtikėtina. Koks pokytis, žinote, aš visada sakau, kiek daug lemia prezidentas. Siena, jie sakė, kad to negalima padaryti be kongreso. Tai užtruktų metus. Mes padarėme per 3 savaitės. Turime sieną. Jau 9 mėnesius į šalį niekas neteisėtai nepateko. Pagal demokratų statistiką jie sako, kad per mūsų sieną pateko 0 žmonių. Jūs tai matote, tiesa? Ir aš pasakiau, kad prezidentas daug lemia. Na, generolai taip pat daug lemia, pasakė Eldanas. Likite situacijų kambaryje ir stebėkite mūsų smūgius jiems, o jie net nesupranta, kas vyksta. Jų karinis jūrų laivynas, oro pajėgos, prieš lėktuvinę gynybą ir radarą sunaikinti. Viskas baigta. Jų lyderiai baigti. Kita lyderių grupė taip pat baigta, o dar kita lyderių grupė beveik visiškai baigta. Ir dabar niekas nebenori būti lyderiu. Ten. Mes turime sunkumų, norime su jais pasikalbėti, bet nėra su kuo kalbėti, neturime su kuo kalbėti. Ir žinote ką, mums tai patinka, taip, ir mes turime daug kitų iškilių Jungtinių valstijų ginkluotųjų pajėgų narių. Bet noriu pasakyti, kad Hex Heftas atlieka puikų darbą, o Raising Cane'as dirba taip gerai, kaip tik kas nors yra matęs. Nepamirškite, turėjome Venezuelą, tai buvo pradžia. Kai jie pastebėjo talentą, aš atkūriau ginkluotasias pajėgas, įskaitant kosminės pajėgas. Per pirmąją kadenciją nemaniau, kad tiek daug jas naudosiu, bet gerai, kad jas atkūriau. Negalime leisti tiems bepročiams turėti branduolinių ginklų, nes jie juos greitai panaudotų. Vienas iš pagrindinių būdų tai suprasti. Kai viskas prasidėjo, jie pradėjo leisti raketas po artimuosius rytus. Į šalis, kurios nedalyvavo tiesiogiai, nesiekė kontroliuoti artimuosius rytus. Jei jie būtų turėję branduolinį ginklą, jie būtų jį panaudoję. Vienintelis klausimas būtų, ar jie būtų panaudoję per 1 valandą ar per 1 dieną. Jei jie panaudotų branduolinį ginklą, pasauliui grėstų pavojus. Sustabdėme, tai turėjo būti padaryta anksčiau.